Judėjimas yra būtinas mūsų sveikatai ir kasdien yra rekomenduojama nueiti bent 10 000 žingsnių. Senjorė Aldona Indrulienė sako, jog jai būtent ėjimas tapo puikia sporto alternatyva išėjus į pensiją. Kadangi jaunystėje aktyviai esu sportavus lengvą atletiką, bėgimą, tai dabar lieka man vaikščiojimas. Rytais darau mankštą, po pusryčio einu pasivaikščioti, paskui einu į treniruotę, po treniruotės vėl vaikštau, o vakare vėl einu pasivaikščioti. Taip, žodžiu, per dieną nueinu iki 35 000 žingsnių. Rudenį dalyvavau Anykščiuose, 36 km ėjau, o dabar planuoju Merkinėje nueiti 54 km. Įsibrėžiau savo tikslą ir 100 km nuėjau per parą ir Camino Lituano kelią nuėjau per Lietuvą 500 km per 11 dienų. Taip kad man patinka žingsniuoti ir mano žingsnis yra toks pastovus, nei lėčiau, nei greičiau aš einu, turiu savo žingsnį ir tiesiog džiaugiuosi eidama. Stebiu gamtą ir fotografuoju, filmuoju, džiaugiuosi gyvenimu. Aldonos sąskaitoje 100 nueitų kilometrų, o planuose jų dar daugiau. Tačiau tokie žygiai reikalauja pasiruošimo. Ruošiantis eiti ilgas distancijas, Aldona specialiai tam treniruojasi, bet nepamiršta savo sąnarių. Kolageną sąnariams panaudojau, ypatingai prieš tokius didesnius ėjimus, ten kai jau 100 km, tai porą mėnesių panaudojau, kad jau būtų stipriau. Nežinai, kas gali įvykti einant tą 100 km, nes reikėjo dieną ir naktį. Su amžiumi natūrali kolageno gamyba organizme silpnėja ir, kaip teigia kineziterapeutė, būtent dėl šios priežasties yra būtina jo gauti papildomai. Tai kolagenas yra vienas iš pagrindinių baltymų mūsų organizme, ar ne, kuris reikalingas struktūroms. Tai tos struktūros kaip sąnariai, sausgyslės, raiščiai, raumenys, ar ne, jisai reikalingas, kad jie būtų elastingesni, kad būtų sąnarių geresnis paslankumas, ar ne, ir dėl to mes galėtume daugiau judėti. Ar galima, tarkim, pastebėti, kad jo trūksta, kad to kolageno trūksta kažkaip organizmui? Galbūt tokio kaip simptomų, tokių labai ryškių ir aiškių tikrai nėra, bet vieni jau ir jaunesnėme amžiuje pradeda skųstis ar net traškėjimų sąnarių. Galbūt ir skausmų, galbūt ir sustingimų tokių. Gal jau mes galėtume ir šitą dalyką priskirti, kad to kolageno jau trūksta, ar ne? Galbūt mes ir vandens per mažai naudojam, bet kokiu atveju kolagenas jisai reikalingas mūsų sąnariams, tai kažkokie tai pakitimai, bet kokiam sąnariai galbūt jie jau ir signalizuoja mums, kad jo mums trūksta. Ar galima jo gauti su maistu? Taip, galima jo gauti, bet greičiausiai rekomenduojamos paros normos mes negausim, bet taip, galima gauti, ypatingai tai yra šaltiena, ar ne? Želė produktai įvairūs, sultinys, tarkim, kuris yra išvirtas iš kaulų, vištienos, odeliai, kulšeliai, jo ypatingai gausu. Tai naudojant šitos produktus mes tikrai galėtume kažkokią tai paros normą gauti, bet nesu garantuota, kad tai bus 100%. Aš įsivaizduoju, kad ten reikėtų labai daug valgyti turbūt to šaltienos. Greičiausiai apsistatyti šaltieną ir ją valgyti. Tai be maisto, pavyzdžiui, kaip mes galim kolageno pasisavinti, dar turbūt papildomai galim vartoti ir papildus, ar ne? Taip, yra įvairiausių rūšių kolageno papildų šiais laikais, tik reikia nepamiršti, kad vartojant kolageną reikalingas vitaminas C, kad tas kolagenas kuo geriau įsisavintų. Kaip kartu, ta prasme, jie turi būti.